į sodybą medaus liūkinanti ar upėje besimaunanti meška. Tokius vaizdus gyventojai vis dažniau fiksuoja telefonu ar vaizdo stebėjimo kameromis. Štai kaip ramiai vidury baltos dienos į sodybą Ignalinos rajone sliūkina rudasis lokys arba liaudyje vadinama meška. Dar vieną rudąjį lokį liudininkai nufilmavo iš automobilio. Tai Ignalinos rajonas. Meškos tampa mūsų jau gyvenimo ir, kaip sakant, kasdienybė. Kraupu? O žmona sako, nebeįsigirbau. O aš nežinau, čia reikia gal sustinti, bet neapsimoka, man atrodo. Ne pats geriausias būdas pradėti. Tai labą dieną. Kažkaip paskutiniu metu visi kalba apie į Lietuvą atklystančias meškas. Ir aš esu būtent toje Lietuvos dalyje šiandien, esu Ignalinos apylinkėse. Ir čia yra daug miškų masyvų, kur toms meškoms tikrai yra galimybė gyventi. Ir visai šalia manęs yra Ignalinos atominė elektrinė. Tai manau yra du galimi variantai. Arba aš čia kažkur sutiksiu tikrai mešką, arba šitame ežere auga atominės lydekos. Bandysiu pagauti pirmąją sezono lydeką ir čia gyvensiu 3 dienas. Ir iš tikrųjų bandysiu žiūrėti net ne šitam vienam ežere, o aplink jį yra dar keli maži ežerėliai, į kuriuos, manau, bus įmanoma įplaukti arba įsinešti kanoją ir paieškoti lydekų. Pirmas metimas šiemet. Lydekos link. Ir man iš tikrųjų nelabai sekasi sutikti gamtoje gyvūnų, nes aš pastoviai kalbu, triukšmauju, judu. Bet užvakar pasisekė. Gaila, ne pačiom geriausiam aplinkybėm. Nutrinkiau usūrinį šunį, man atrodo. Buvo padarytas remontas. Kaip ten sako, kas laikina, tas amžina. Ir dar atvažiuojant čia, mane sustabdė policija. Norėjau įsijungti audio knygą, gavau baudą, kurią galiu jums labai rekomenduoti. Labai gera knyga. Bet kaip ten sako, jei nesiseka kelyje, tai sekasi ežere. Ir kadangi tų ežerų aš visiškai nepažįstu ir čia nesu buvęs, tai naudosiu naują Deeper sonaro modelį Deeper Chirp Plus 3. Visiškai ką tik paleistas ir jisai turi daug gerų naujų funkcijų, kurias aptarsiu šiek tiek vėliau. Tai reikia eiti užsikabinti, prisimontuoti ir plaukti, ieškoti lydekų. Tai man žvejojant lydekas yra 3 svarbiausi tikriausiai dalykai. Tai pirmiausia, koks gylis, ar yra kažkokie tai perkritimai dugno ir ar yra žolių po manim, po mano kanoje, nes lydekos yra plėšrūnės ir jos slepiasi žolėse. Tai būtent šitas naujas modelis, kuom išsiskiria, kad labai aiškiai mažame gylyje gali parodyti žolės, augalus ir žuvis. Ir aš jums niekaip negaliu perteikti, ant kiek yra šalta, nes pučia šiaurinis vėjas, yra kokie 3-4 laipsniai šilumos. Bet aplink viską žalia. Čia, manau, yra pati ramiausia vieta, kur šiandien rasiu. Ten toliau prasideda bangos. Taip nenoriu ten plaukti. Kaip ten sako, vikingus užaugino šiaurys, tai gal ir mane užaugins. Susitiksim kažkur, kur bus ramiau. Turiu lydeką. Ir visai neblogo dydžio. Labai nedaug įsikabinus. Atiduok. Tai lydeką pavadinsim Darius, Dariukas. Ačiū. Ir apskritai lydekos pavasarį aktyviausias būna, kai vandens temperatūra būna kažkur nuo 8 iki 12 laipsnių, tai šiuo metu yra 11,4 laipsnio. Tai manau, kad ideali. Vargau slidėt, nes visgi dar nesu pilnai savęs surinkęs iš po paskutinio nesėkmingo bandymo miegot hamake. Tai jeigu kažkas dar nematėt, pridėsiu čia kažkur nuorodą, galite pažiūrėti, kaip iškritau iš hamako.
Ir jeigu nerasi kur miegoti šiandien, galėsi čia grįžti. Nes čia viskas yra. Turėjau kibimą. Radau dar vieną ramią vietą. Įmanoma gauti lietaus, kaip jums atrodo? Man atrodo, kad įmanoma. Plaukiu, gal rasiu kažkur prisišvartuot, jeigu ką. Iš tikrųjų jau yra 4 ir galvoju, gal reikėtų pradėti ieškoti kur miegoti, nes yra šalta. Ir pastarąsias 2 valandas nieko nepagavau. Nepasižymi šitas ežeras kažkokių tai stovyklavičių ar priplaukimų gausa. Dabar pagal žemėlapius pasižiūrėjau, plaukiu į tokį slieką, ten pažvejot pabandysiu. Tai gal kažkas suvalgys tą gražuolę? Viskas, baigiu nubimbinėt, noriu šilumos, ugnies ir maisto. Ledukai. Kur. Jūs tik pažiūrėkit, kiek malkų. Šitas malkas man bus visiškas išsigelbėjimas, nes kiek kur plaukiau, kur buvau sustojęs, nemačiau jokių nei šakų, nei nuvirtusių senų medžių. Tai ačiū jums geriai žmonės. Nepasėmiau šiandien žiebtuvėlio, tai būtinai reikia susirasti beržo tošės, nes turiu tik skeltuvą. Kas čia yra, jūs man paaiškinkit? Kas čia, aukų vieta kažkokia? Iš čia atrodo, žinot kas ten? Altorius. O, aš atsiguliau ant altoriaus. Atleiskit man už mano nuodėmės. Bet tai dar keiščiau, kodėl miške? Kodėl miške yra altorius, čia atvažiuoja kunigas mišių pravest. Išsirinkau tokią, sakyčiau, įdomią vietą, kur miegosiu. Miegosiu šiąnakt tiesiog po tentu. Aplinkui viskas sužaliavę, atrodo, turėtų būti vabalų, gal net odų, bet nieko panašaus. Naktį bus apie 0, netgi -1. Nebent erkės, bet ir tos, manau, bus neaktyvios, o ir tokiose vietose jų nelabai yra. Ta juodą plėvelę aš dažniausiai naudoju tik dėl to, kad nepradurt čiužinio, nes čia yra visokių šakų, kankorėžių, spyglių, pradūrus, naktį gulėt ant žemės. Ne kažin ką iš tikrųjų aš šiandien nuveikiau, vien važiuoti iki čia reikėjo 3 valandas, tai kol viskas susikroviau, išsikroviau, praktiškai pusę dienos praėjo, bet spėjau pažvejoti, spėjau pagauti lydeką, spėjau viską įsikurt, tai tie kiti šalia esantis ežerai, ežerėliai, juos paliksiu rytoj, plauksiu juos patyrinėt ir pabandyti paieškoti žuvies. Likusią pasiliksiu rytoj, kad turėčiau kaip užkurt.
Pabandysiu pasidaryti mėlynių arbatos. Čia yra mėlynių lapeliai, tai gal kažkas pritrauks. Pažiūrėsim. Šiandien pas mane vakarienės laidoje kopūstas, grietinėlė, faršas, miltai, svogūnas, bulvės, morka, ryžiai ir šiek tiek česnakų. Ką aš darysiu? O darysiu netikrus balandėlius. Pasirodo ir baisiausia, dienos turi kažką gražaus. Ačiū! Aš manau, kad jau pritraukė. Mėlynėm nekvepia, o skonis. Bet skani arbata. Ką tik supratau, kad vieno labai svarbaus dalyko neturiu kečupo, bet turiu majonezo. Bet aš buvau pamiršęs, kad man majonezo reikės koleslovo salotams, tai bus balandėlė be kečupo. Pirmą kartą darau salotas maišelėje. Daug ką galima maišelėje pasidaryti, ypač stovyklaujant, nereikia plauti indų. Man iš šito laužo dabar reikia padaryti 3 kepimo zonas. Ten, kur burbulai, bebras ką tik su uodega kalė ir dabar nuplaukė kažkur ten. Sunkiai, bet matosi, va ten plaukia. Būsiu užsitraukęs bebrų rūstybę. Neįsivaizduoju, ar man pavyks į kotletus paversti šitą masę, bet gal. Čia yra liofilizuoti, dehidratuoti česnakai. Ai, be to šitą faršą suplakiau namie kiaušiniu ir įsidėjau. Tiek dabar reikės merkti rankas. Valiokis, valiokis. Visai neblogi 6 balandiniai miltiniai kotletai. Tai dabar turiu grietinėlės ir aš visiškai neįsivaizduoju, ką toliau su jais daryti, kaip juos iškepti ir kad būtų skanu. Manau, kad imu pagalbą. Skambutis draugui. Alio. Labas, mama. Labas, kas tai? Agert, žiūrėk, aš dabar esu pasidarius tos kudlietus. Bet netur kečupą. Kapmo dabar ant iškepta, aš jau suvuliuoju ant sumiltus. Nu ir kas, neikam sitaks. Mama sako, mama žino. O mamai skambinau dėl to, nes čia yra jos receptas. Aš tokių nemoku. Gerai, kotletas. Užsimerksiu ir pabandysiu pasakyti, ar jaučiu balandėlį. Labai atvirai jums pasakysiu. Jaučiu. Oi, nepamiršti arbatos reikia. Liko vienas kotletas, viena bulvė ir šiek tiek daržovių. Kažkur priparkuosiu, manau, dar. Finito. Čia yra mano maisto kuprinė ir aš ją dažniausiai nunešu šiek tiek toliau nuo tos vietos, kur miegosiu. Ir ne vien dėl to, kad čia yra mini tikimybė sutikti mešką, bet apskritai visi beveik gyvūnai, jeigu ir ateitų, kas yra šiaip beveik neįmanoma, tai ateitų greičiausiai dėl maisto. Ne dėl jūsų, o dėl maisto. Naktį turėtų būti apie 0 laipsnių, tai iš tikrųjų galėčiau miegoti, manau, ir su termo, bet tiesiog užsidedu kelnes, kad rytoj ryte atsikėlus nereikėtų dėti šaltų. Tai naktį, kai pasidarys šiltą, tiesiog
nusimesiu ir išmiegosiu. Ir bus šiltos kelnes. Miegosiu čia. Iki ryto. Guten Morgen. Prisipažinsiu, taip gerai nemiegojau jau labai seniai. Ne, visgi pasirodo, man šilta buvo tik miegmaišyje. Čia nėra šilta. Šitoj stovyklaitėje šiandien neužsibūsiu, tai greit pasidarau valgyt, pasidarau kavos, susitvarkau savo nakvynės vietą, nes miegosiu šiandien visai kitur. Reikia eit baigti tvarkytis. Spakuoju viską į kanoją ir plaukiu. Ieškot lydekų, ieškot naujų namų ir ieškot naujų vietų. Ką galiu pasakyti, kad man ta stovyklaitė tikrai labai patiko ir buvo maksimaliai patogi. O šiandien, atrodo, bus daug ramesnė diena nei vakar. Tikiuosi ne lydekų atžvilgių. Lydekų atžvilgių bus intensyvi. Kažkaip šitos spalvos lydekos nenori, bet esu girdėjęs iš kažkur kažkada, kad šita spalva mėlyna pavasarį tinka. Tai dabar įmečiau meškerį, įmečiau masalą ir įmečiau diperio sonarą, tam, kad galėčiau žinot, pro kur plaukiu, kokios vietos ir jeigu, sakykime, užkibtų žuvis, žinočiau tiesiog, kurioje vietoje užkibo, nes kartais svarbiau yra nepagaut, o sužinot, kodėl tu pagavai, kad galėtum tas žinias pritaikyti kitoms žvejyboms. Ir būtent šitas naujas modelis dar ką daro, tai jisai gali piešti asmeninius 3D žemėlapius. Ką tai reiškia, kad tiesiog galit matyti, kur plaukėt ir matyti tos vietos dugno reljefą. Visus linkius, duobes, kalnus, pakalnes ir visa kita. Išaušo graži diena. Jeigu paukščiai atsibudo, tai ir lydekos turėjo atsikelt. Kurį reikia pabandyti? Gal pabandysiu seną gerą šitą. Galvoju, gal per didelis šis ežeras. Plaukiu į tuos mažesnius. Gal tenais bus. Per žemėlapis aš matau, kad ten lygtais kažkoks praplaukimas turėtų būti, bet kol kas iš čia atrodo, kad... Jeigu iki ten kažkaip pervilksiu, gal ir peršokčiau. Nu, jeigu aš čia įkriščiau, tai tikrai būtų gul. Čia yra visiška pelkė, klampinė, pažiūrėkit, kiek kirklos sulenda. Tai išplaukiu dabar iš to didžiojo ežero ir įplaukiu į tokių mažesnių ežerėlių zoną. Ir įplaukti aš gudrus, bet kaip man reikės išplaukti, nes planuoju kažkur miegot prie vieno iš tų ežerų. Ir prieimų, išlipimų iš tikrųjų netiek ir daug, nes viskas gan pelkėta, visi šitie ežerai yra labiau pelkės. Aš kažkaip įtariu, kad čia daug žmonių nežvejoja, valčių tikrai man atrodo, kad neįsileidžia, tai šiandien ir dar rytoj nagrinėsiu, tyrinėsiu, kas čia gyvena ir kaip šitos vietos atrodo. Ir įplaukus į naują ežerą aš pasižiūriu, koks yra gylis ir koks yra dugnas. Tai čia matos, kad šiek tiek minkštesnis nei anam, dėl to, nes ant dugno yra dumblo.
Čia tikriausiai lydekos negyvena. Nori valgyti. Ritės rankina. Oi, ne. O aš turiu tiesiog spanguolių, bandelę ir džiovintos kiaulienos. Tai man dabar reikės persinešti kanoją į kitą ežerėlį. Tik yra dilema, ar man reikės nešti 300 metrų ar 100 metrų. Eisiu patikrinti, kiek ten, kur 100 metrų pelkė. Pirmiausia, kuprinės nusinešiu, o po to kanoją. Man nugarą tikrai nesako, o, Dovydai, koks tu šaunuolis, kad neši į kalną šitą kanoją. Ir kad ir kokiais maurės aš čia variau, vis tiek staupiau ir laiko, ir energijos, nes pasirodo, ten būtų reikėjo nešti 500 metrų. Čia buvo 100 pem. Nu ir dar atėmus kamerą paimti, vėl padėti, vėl paimti, tai kokie 800 metrų. Vandens atrodo yra kažkiek, tai kodėl negyventi čia lydekai? Pabandysiu pažvejoti. Panašu, kad čia mano praplaukimas į dar kitą ežerą. Čia neužsibuvau, nes nėra tiesiog gylio ir labai turiu ką veikti. Panašu, kad šituo kanalu ir bebras naudojasi. Tikriausiai bebras galvoja, kas čia vyksta. Iš ten išlindau. Oi. Čia sninga, man atrodo. Sustojo šiek tiek, kol nurims ir tada toliau. O tav ir pavasaris. Šilumos absoliučiai nėra. Labai paprastai aš jums pasakysiu, man žiemą nebūna taip šalta kaip dabar. Tai čia tikriausiai psichologiškai, kai matai, kad aplinkui visur žalia, turėtų būti šilta, bet jau sninga, kruša. Ir kaip jau galėjot suprast, lydekos šiandien nekimba. Viskas, nebežvejosiu šiandien. Laukiu, matau kažkokią stovyklavietę, bandysiu ten įsikurti. Šiaip tai šita vieta labai prasta, nes visas vėjas pareina tiesiai į mane. Nu ne, aš vis dėlto plaukiu ten atgal, kur buvau anksčiau sustojęs. Man ten jaukiau buvo. Atsiprašau, kad aš nesilaikau savo žodžio, bet pabandom dar paskutinį šansą duoti šiandien. Ne, lydekos šiandien tikrai nekimba. Lydekos gal ir nekimba, bet kimba ešeriai. Ką tu sugalvojai? Gerai, man ešerys tinka. Šitas ešerys bus Tomas. Ačiū už rėmimą. Nu, bet tai kaip taip tokį masalą? Ešerys. Ir iš tikrųjų nelabai galiu stebėtis, kodėl jis man užkibo, nes ešeriai labai išsiduoda. Jie, kai būna aktyvūs, pradeda nuo paviršiaus.
Ką tik vėl buvo kirmius. O, turiu. Bet čia ne ešerys. Čia jau bus lydeka ir manau, kad visai gera. Oi. Vis dar nustembu, kaip mano nuotaika gali pakilti pagavus žuvį, kaip mažam vaikui. Šita dar didesnė už vakarykštę. Manau, kad čia bus kokie 65, gal net 70 cm. Ir šita lydeka yra Marius. Ačiū labai už rėmimą. Aš vis žinot, kodėl aš čia sustojau ir pamandžiau dar pažvejot. Dėl to, nes aš pamačiau, kad toks gražus kampas, daug apžėlusių žolių. Ir įmečiau dyperį, pažiūrėjau, koks gylis, tai buvo 4,4 metrai gylio. Ir ant dugno buvo visokių žolių ir netgi kažkokio veiksmo. Tai pradėjau mėtyti ir tada, kai nurimo vanduo, iš viso ant paviršiaus pasirodė ešeriai. Tiesiog kažką valgyti pradėjo. O dažniausiai, kur aktyvus ešeriai, ten būna ir aktyvi lydeka. Kažkaip įtariu, kad tuoj gausi lietaus. Viskas varu kabinti tentą. Nu bet kaip gražiai ir greit pasistačiau. Viškai laiku, kai nustojo lyt. Ne, bet gerai. Paskubėjau, pasidariau, netinginėjau ir dabar turiu. Čia visai šalia yra dar vienas ežeras. Aš iki jo ir to neplauksiu, tai galvoju, einu pažiūrės dabar. Oi, lydeka, lydkėlė, pakėlė mano kėlę. Ir tuo pačiu gal kokį pagalį parsitemsiu laužui, nes aplinkui ten pabandysiu apeiti visą. To didesnį neapeisiu, nes visas apipelkėjęs, bet yra dar 3 mažesni šalia geležinkelio. Atrodo visai neblogai. Tokiose stovyklavietės taisyklė numeris 1, net nepradėkit ieškoti sausų pagalių, šakelių šalia. Iškart galite eiti kažkur toliau. Iškart rasit ir nereikės nervuotis. Man atrodo, išbėgo grietinėlė. Ir Koleslovas išbėgo. Ir nejaugi jūs galvojat, kad aš važiuoju į Meškų rajoną ir nepasiemu šonkaulių su medum.
Tai susimarinavau namie, įvariau medaus, prieskonių ir turiu dabar tokius 2 grožius. Dar užbarstysiu česnako. Kur tu bėgi? Gali būt, kad meškai mano guolis labiau patiks nei jos. Įdėsiu pašaldyti. Jis noriu gert. Visai, sakyčiau, neblogai čia būtų šaut kokią filosofinę mintelę. Greičiausiai visi man pritarsit, kad gyvent greičiau moka visi. Bet vat sustot ir pagyvent lėčiau, va čia tai sugebėjimas. Sugebėt atsipalaiduot kaip katai, pavyzdžiui. Tai tikriausiai vieni gražiausių dronų kadrai mano gyvenime. Viskas, einu kept šonkaulių, tikiuosi irgi bus gražiausi. Panašu, kad temperatūra gera, išsilydė pirštinės. Galvoju kept kokią 40 minučių. Iki valandos. Gal. Ir kažkaip, man atrodo, čia tuoj pradės lyti. Aš negaliu apibūdinti, koks yra geras jausmas turėti kur pasislėpti, kai pradeda lyti. Man tikriausiai vienas iš maloniausių jausmų stovyklaujant. Kepa šonkauliai, aš sau sėdžiu, man nelyja. 524 vertimas. Kepu šonkaulius 35 minutės jau. Šildau grietinėlę. Gal grietinėlės ir per daug įpyliau. Bulvių košė bus skista. Senos geros salotos. Tikrai neįsivaizduoju, ar iškepė, ar sudegė. Gali būt, kad bus padegę. Jo. O gal ir gerai. Man atrodo puikiai. Užskaitau, šonkauliai pavyko. Jep! Vienas jau sudorotas, liko dar vienas. Praktiškai šitas galiukas tik padegęs, sudegęs. O čia jau reikia ieškoti mėsos. Paskutinis šonkaulis. Ne, reikia į laužą iš tikrųjų, kad meškos neateitų. Tai šiandien iš manęs viskas. Diena prasidėjo, o baigėsi tiesiog puikiai. Palauksiu, kol kaulas sudegs ir eisiu miegot. Iki. Kodėl jūs neinat niekur?
Jūs irgi norit prie laužo? Labą rytą. Man tai yra visiškai nauja patirtis. Visur žalia, bet minus. Aš sakau, jeigu ne tie šalčiai, gal meška ir būtų atėjus, bet kaip jinai ateis dabar, kai miega? Čia tas mano stalas toks juokingas, bet gal kažkaip. Labai gerai yra, kai čiužnys užima tik tiek vietos. Vakar dar aplink čia radau visokių šiukšlių, tai kadangi šiandien paskutinė diena, tai galiu viską surinkti ir parsiplukdyti. Nuo vėjo. Kavos? Vištienos troškinys pusryčiams. Reikia pažiūrėti, kas čia per patiekalas. Nėra nei gerai, nėra nei blogai. Kaip mano bočius pasakytų, nei 5, nei 9. Planas šiandien toks. Dar šiek tiek pažvejoti šitą ežerę ir išplaukti į kitą, kuris jungiasi būtent su šituo ežeru. Ten toliau yra tokia pertvara, perskyra, tunelis. O paskui į patį didįjį, kur pradėjau plaukioti, reikės vėl neštis kanoją, nes jokio įplaukimo nėra. Kaip gera. Vakar užkibo ant tokio, tai gal užkibs ir šiandien. Visą bufetą aš jums čia paruošiau ir neatėjo niekas valgyti. Tik pasakiau, kad niekas neatėjo valgyti ir atėjo. Labą rytą. Viskas. Labas. Artūras. Aš labai noriu nuoširdžiai padėkoti šitam ežerui už lydekas, ešerį, stovyklavietę ir vieną gražiausių saulėlydžių. Plaukiu į kitą ežerėlį. Tai problemytė yra tokia, kad šitas ežerėlis yra maksimaliai iki 2 metrų gylio ir aš esu jau alkanas po tų savo pusryčių ir visai suvalgyčiau lydeką. Bet tokiam gylį leistino dydžio lydeka abejoja ar gyvena. Tai greičiausiai nešiu kanoją į ten, kur pradėjau tą didelį ežerą ir bandysiu ten pagauti savo priešpečius. Kažkaip pro čia reikės persinešti apie 150 metrų. Kaip jūs galvojat, nusipelniau aš lydekos už visus šitos vargus? Kadangi čia didesnis ežeras, tai galima tikėtis ir didesnės lydekos. Uždėsiu kiek didesnį masalą. Gali būt, kad turiu pietus. Tai pamatuoju, įstikinu, ar galima valgyti ir šiandien pietums lydeka. 55 cm. Aš ją užmigdau, kad ilgai nesikankintų. Aš labai dėkingas tau už maistą.
niekada nėra malonu atimti gyvybę, bet jeigu jau planuojat pasimti žuvį, tai padarykit kuo greičiau tai. Lydeka. Ir aš tą lydeką pasimiau dėl to, nes man tik tiek liko užkandžių, o mano pusryčius patys matėt, kad nebuvo patys sočiausi. Iš šitos lydekos darysiu filetą, paimsiu vieną iš čia vieną, iš čia vieną, iš galo vieną ir dar iš čia vieną. Tai iš viso gausis 5 gabalai. Ir lydeka turi labai keistus kaulus, vadinamas Y-bones. Tai Y raidė ilgoji, tai čia vienas kaulas ir čia kaulas ir čia kaulas. Tai man reikia paimti išorinės dalis. Ir tada dar iš čia paimsiu, iš vienos pusės ir iš kitos. O tai, kas liko, atiduosiu tiem patiem ešeriam, kuriuos lydeka bandė suvalgyti. 1-0 peilių naudai. Ir su turistiniais peiliais tai būna, kad jie būna labai aštrus ir pačioj pradžioj būna labai siaura ta geležtė ir tiesiog įpjauna giliai, bet neplačiai. Tai tiesiog nieko nejaučiu, o kraujas upeliais. Ir šį kartą parsivešiu visą šitą karkasą namo pasidaryti sriubai. O čia mano pietus. Tikiuosi labai nesupyks ant kieno čia lovos, aš pjausčiau juos. Pabandysiu patikrinti akmenį, ar gerai įkaitęs. Užpylus vandenį turėtų lašiukai šnypšt ir neišgaruot. Nu, matomai, kad per daug įkaitęs. Lieka palaukti, kol atvės. Gerai, pabandysiu vieną iškept ant šito akmens. Turiu aliejaus. O! Atiduok. Ne! Būdamas kažkur vienas gamtoje tikrai nerizikuosiu iškepti idealaus skonio žuvį. Šiek tiek perkepsiu, kad būtų tiesiog saugi valgyti. Nes mažiausiai, ko mes norim, kad aš čia susitrieščiau. Ai, ir jeigu pažiūrėjot šitą video iki šitos vietos, tai reiškia, kad jums tikriausiai patiko jisai. Arba tiesiog jau seniai mane žiūrit, o dar geriau, gal net esat mano rėmėjai. Tai rėmėjams turiu tokią gerą žinią. Kadangi aš dabar turiu naują diperį ir dabar turiu vieną visiškai nenaudojimą, kuris yra šiek tiek senesnis modelis, bet puikiai veikia. Aš jį buvau gavęs dovanų, tai galvoju, reiktų padovanoti ir jums. Nenoriu jo pardavinėti, tai tiesiog sąlygos labai paprastos, tapti mano rėmėjais, o jeigu jau esat, jūs jau dalyvaujat. Duosiu daugiau žinių savo Patreone arba Contribui. Manau, kad tos pirmosius jau galiu drąsiai bandyti. Neabejoju, kad tikrai esu palikęs ašakų kažkur, tai reikia neskubėti valgyti. Lydekos turi labai iš tikrųjų daug ašakų ir netgi kažkur užsisakius, pavyzdžiui, patiekalą iš lydekos, yra labai nemaža tikimybė, kad rasit ašakų. Mano restorane irgi neišimtis. Nors meškos aš neradau, bet lydekų jopšikmat kiek pagavau. Galit drąsiai stovyklaut, o jei su meškere, tai gal net žuvį dar pagaut. Jums deklamavo Dovydas Šimašius. Paspauskit like, paspauskit subscribe, parašykit komentarą. Ačiū, kad žiūrėjot, lydekas ir meškas mėgstantis žiūrovai.